Įmečiau dabar straipsnio ištrauką, istoriją. Tai čia liečia vėlgi bultukus, asiliukus. Ir įsivaizduojat, kaip dėlioja kompanija, sako. Mes negalime įdarbinti pagal darbo sutartį, nes tokiu atveju paslauga smarkiai išbrangtų ir išbaidytų didžiąją dalį klientų. O bėda tai yra tame, aš atstovauju iš vairuotojo pusės. Tiek iš vairuotojo pusės, tiek iš taksi verslo savininko pusės. Bėda yra tame, kad jūs nudempingavę kainas pritraukėte klientus iš troleibusų į Boltą. Tai viskas atsitiktų gerai, paslauga išbrangtų, tie, kurie reikia važiuoti su troleibusu, grįžtų į troleibusą ir visiems viskas būtų gerai. O normalios įmonės galėtų konkuruoti. Dabar yra cirkas. Taksi visą laiką buvo prabangos prekė. Rusų laikais net Romanovas taksavo ir taip užsidirbo savo kapitalą. Gal nebūtinai iš to, bet šaltiniai taip teigia.